Labas rytas. Atsiprašome dėl vėlavimo ir dar vieno prelegento neturime, nes buvo trupučiuką vėl nesusipratimų dėl leidimų išdavimo patekti į Seimą, nors sausio 12 su gerbiama Seimo kanclerė jau buvom aptarę visus klausimus, tačiau tikėsimės, kad tai techniniai nesusipratimai. Todėl leiskite pradėti, prisijungs dar prie mūsų, matyt neužilgo, Lietuvos liaudės partijos pirmininkas Aras Sutkus. Ir leiskite pradėti šios dienos spaudos konferenciją Seime, kuri vadinasi prie iniciatyvų rinkti 50 000 Lietuvos piliečių parašų dėl Seimo įpareigojimo svarstyti 2015 metų įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo pripažinimo negaliojančiu ir įstatymą dėl Lietuvos konstitucijos keitimo jungiasi Respublikonų partija ir Lietuvos liaudės partija. Pradėdamas šią spaudos konferenciją pristatau Respublikonų partijos narį atstovą gerbiamą Artūrą Pavilaitį ir jau jums žinoma Kazimierą Juraitį, jis yra Sambūrio mūsų gretos atstovas ir šios parašų rinkimo kampanijos koordinatorius. Tos kampanijos, kurią pradėjo Birželio 3 grupė draugė su Lietuvos pensininkų partija. Manau, kad kiekvieną dieną po naujieną tokia yra mūsų gyvenimo realybė. Ir ko gero paskutinė naujiena, kalbant apie anot Seimo nario Audriaus Nako jau ir liaudyje prigyjančio šio užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo įstatymą, pavadinta taikliai galimų teroristų globos įstatymu, pasakmes matomos visoje Europoje, o pirmieji atvykusiai į Lietuvą neįrodė, kad jie yra tikri pabėgėliai, pradėjo pirmąjį teisminį procesą prieš Lietuvos Respubliką, kuri kaip vergas priėmė klusniai Angelos Merkel nurodymus priimti šitą taip vadinamą teroristų globos įstatymą. Yra Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka įstatymai, kurie numato, kaip tai turi būti daroma. Visi norintys patekti į Lietuvos Respubliką ar kitą Europos Sąjungos šalį eina į Europos Sąjungos ambasadas užsienyje, ne Europos Sąjungoje, pateikia dokumentus, įrodinėja, kas jie tokie ir nustatyta tvarka patenka. Jeigu gauna leidimą, jeigu įrodo. Nusispjauta yra į visus galiojančius įstatymus, nusispjauta į baudžiamąjį kodeksą, kuris įpareigoja mūsų teisėsaugą imtis kitų veiksmų. Neatšaukti jie. Nelegalus patekimas į Lietuvos Respubliką, baudžiamoji atsakomybė, padėjimas patekti nelegaliai į Lietuvą, baudžiamoji atsakomybė, net iki 6 metų laisvės atėmimo. Tai tuo dabar užsiima mūsų Lietuvos vyriausybė. Ar suprantat, iki kokio absurdo prisigyvename? Todėl, pradėdami šią spaudos konferenciją, mes primenu, kad įstatymo projektas, kurį jau pateikėme vyriausiai rinkimų komisijai, po vakar dienos žodinių pastabų mes turime jį patobulinti, padaryti modernų. Padarysime. Tas modernumas yra toks, kad įstatymas susideda iš vieno straipsnio. Pripažinti šitą įstatymą lapkričio 20 pernai priimtą netekusių galios. Pakoreguosime. Vyriausybei pasirodo pavedimus negalima duoti įstatymų. Išimsime tai.
O antrasis įstatymas, kurio projektas jau, aš tikiuosi, baigiamas derinti su Vyriausiąja rinkimų komisija, yra dėl Seimo įpareigojimo keisti konstituciją. Įpareigojimo priiminėti įstatymą dėl Lietuvos konstitucijos keitimo. Dėl dviejų nuostatų. Pirmoji – sumažinti rinkimų referendumo inicijavimo Lietuvos piliečių parašų skaičių nuo 300 000 iki 100 000. Ir antroji nuostata, kad tai, ką tauta patvirtina, priima, pakeičia referendumo sprendimu, kad tai gali būti keičiama taip pat tik tai referendumo sprendimu. Šioje vietoje jau gerbiamas Aras Sutkus, Lietuvos liaudies partijos pirmininkas, prisijungė prie mūsų. Labas rytas. Šioje vietoje noriu paaiškinti esminį skirtumą, koks yra tarp, pavyzdžiui, žemės referendumo iniciatyvos ir šitos iniciatyvos. Žemės referendumo iniciatyva buvo surinkti 300 000 parašų, kad Seimas būtų priverstas paskelbti referendumą. Šiuo atveju mes norime kito dalyko. Mes norime įpareigoti Seimą tai svarstyti ir keisti konstituciją taip, kad Seimas korektiškai pripažintų, kad jie yra tik tautos atstovybė, o suverenas yra tauta. Tai bus tikras, paprastas, nuoširdus, bet rimtas išbandymas Seimui ir atsakymas į šį klausimą padės mums paaiškinti, ar dabartinis Seimas vertas tautos atstovų vardo, ar tuos asmenys, kurie ignoruoja tautos interesus, galima dar kartą rinkti. Nesvarbu į kur, ar į savivaldą, ar į Seimą. Dėl to manau, kad 100 000 barjeras, Seimas be abejo gali jį keisti, gali sumažinti iki 50 000, kas būtų labai korektiška. Gali padidinti. Priminsiu, kad Seimo nario Petro Gražulio yra projektas iki 200 000, apsispręstas, suderintas, bet jisai stovi. Respublikonų partija atėjau tam, kad palaikyti gerbiamą Zigmą Vaišvilą. Ir nežinau, ką čia daugiau ir be pridursi. Zigmas viską pasakė, ką mes inicijuojam. Ir respublikonai palaiko ir mes pasiruošę rimtam darbui. Mūsų nuomonė tokia, gal aišku būtų maloniau kalbėti, kaip susigrąžinti mūsų migrantus, o ne apie ateinančius, kaip Zigmas sako, neprognozuojamus pabėgėlius, kurie šiandien kelia sumaištį ir Vokietijai, ir visur Europoje. Gal sakyčiau, reikėtų atsižvelgti tai, kad mūsų išvykėliai, migrantai turėtų daugiau teisių ir galimybių sugrįžti atgal į Lietuvą. Kažkaip, sakyčiau, būtų protinga pasielgti iš jų netiminėjant pasų pilietybių, kad jų ateities kartos galėtų lygiai taip pat grįžti, kurti savo šeimas ir gyventi savo tėvynėje. Taip pat mes už konstitucijos keitimą 9 straipsnio 3 dalį pasisakome, kad referendumas taip pat skelbiamas, jeigu reikalauja ne mažiau kaip 100 000 piliečių turinčių rinkimo teisę, tai būtų teisinga. Ir tai, sakyčiau, tai gali būti maksimumas, atsižvelgiant į mūsų demografinę padėtį, atsižvelgiant į tokius mastus išvykimų iš Lietuvos svetur. Tai, sakyčiau, mes dar paliktume kažkokią tai galimybę, teisę mūsų piliečiams į balsą. Manau, kad daugelio mūsų bendražygių ir kolegų atmintyje dar neišblėso prisiminimai apie tas intrigas ir visas tas šurmulys, kuris buvo surištas su praeitų metų birželio 29-ąją turėjusiu įvykti privalomuoju referendumu, taip vadinamuoju žemės referendumu. Be abejonės skubus, svarbus ir neatidėliotinas Lietuvos teritoriniam vientisumui klausimas iš dalies buvo išspręstas
per taip vadinamą žemės saugiklių įstatymą. Tačiau jo šešėlė liko atvirais daug svaresni mūsų valstybės suverenai klausimai. Pirmas toksai klausimas būtų, ar 300 000 parašų būtini surinkti privalomo referendumo surengimui nėra per didelis slengstis, siekiant be neramumų, riaušių. Tai yra tokiu būdu išspręsti piliečiams ir valstybės savarankiškumui aktualias problemas. Ir antras klausimas, ar gali Seimas bei bet kuri kiti valstybės institucija, nepaisydama piliečių apsisprendimo ir savo nuožiūrą nuspręsti, kaip daugumai yra geriau. Kitaip sakant, kvestionuoti suvereno teisę. Ar galima piliečių daugumos apsisprendimą keisti ne referendumo, tai yra visuotinio apsisprendimo be visuotinio apsisprendimo apklausos būdo. Todėl surengtą, bet neįvykusi paskutinį referendumą įvardinti kaip žemės galėčiau tik tai sąlyginai. Lietuvos liaudies partija buvo ir yra pirmoji formali politinė organizacija atsiliepusi ir pagal išgales visokiojopai parėmusi šią apsisprendimo apklausą ir abidvi prieš tai buvusias apsisprendimo apklausas. Pažymėtina, kad abudu šie klausimai per paskutinius 25 Lietuvos nepriklausomos istorijos metus mėginami išspręsti nebe antrą, o jau trečią kartą. Pranciškaus Šliužo iniciatyva eiliškumo tvarka buvo antroji. Pirmumo gairė priklauso Pensininkų partijai, su kuria mes turime senai pasirašytą ir iki šiol galiojančią bendradarbiavimo sutartį. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar liaudies partija neketina nusišalinti nuo prielaidų tikros demokratinės visuomenės sukūrimui visoje Lietuvoje, nuo pasitikėjimo savo jėgomis grąžinimo kiekvienam piliečiui ir skelbia apie telkimąsi šių įstatymo iniciatyvų įgyvendinimo darbams. Taip pat esu įpareigotas paskelbti, kad Lietuvos liaudies partija nepritarė praeitų metų lapkričio 26-ąją įvykdytiems įstatymų dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams. Tokia įstatymo redakcija akivaizdžiai byloja apie dvigubų standartų įsigaliojimą, apie Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos sąjungų diskriminavimą pabėgėlių atžvilgių. Ar vyraujanti dauguma sprunkančių iš karinių konfliktų erdvės siekia išgyventi močiutės Europos prieglobstyje? Ar aniems labiau rūpi sužinoti mūsų pakantumo ribas, spręsti kiekvieno iš mūsų teisę? Deja, jau turime pirmą šios takoskyros auką. Naudodamasis progą noriu Lietuvos liaudies partijos vardu perduoti užuojautą mūsų jaunojo tautiečio žuvusio Švedijoje tėvams ir visiems artimiesiems. Stiprybės ir ramybės jums. Siūlyčiau tylos minutę pagerbti Armino atmintį. Dėkui. Prašydami piliečius pritarti mūsų bendrai su neformaliosios B3 grupės judėjimo mūsų gretos asociacijos nacionalinis interesas Pensininkų Respublikonų partija įstatymų leidimo iniciatyvoms. Ši pilietinė akcija taipogi pasitarnaus turbūt puikia praktinė galimybė mums pasitikrinti, galimybę sutelkti artėjantiems Seimo rinkimams koaliciją. Dėkui už dėmesį. Labai yra svarbu mūsų tautiečiams suteikti teisę balsuoti internetu išvykus svetur. Ir tai norėčiau ir kolegoms gal, kad visi prisidėtumėt prie to, kad tai būtų įmanoma. Ačiū. Bet labai svarbus klausimas, kad iš vis teoriškai galėtų įvykti referendumas, žinant mūsų išvykusiųjų mastą. Todėl perduodu dabar žodį gerbiamam Kazimierui Juraičiui, koordinatoriui. Turiu paaiškinti, kad kalbu ne kaip atstovas mūsų gretų, o būtent koordinatorius bendrų veiksmų. Mat, mes turėsim 2-3 savaitės pasiruošimui, iki mums bus išduoti popieriaus pavidalių parašų rinkimo lapai. Todėl man įpareigojo iki to laiko suformuoti atstovybės
kiekvienam dideliam mieste, rajone, gyvenvietėje, kad būtų sėkmingai įvykdyta šita užduotis. Pagal sumanymą į tą koordinacinę vadavietę įeis visų dalyvaujančių partijų, visuomeninių judėjimų atstovai, todėl, kai tik tai bus tas dalykas pabaigtas, mes ir išrinksim nuolatinį koordinatorių. O tą aš pasakoju tam, kad nebūtų tokių, žinote, pamastymų, kad čia tai yra nuosavybė, ta iniciatyva kažkokios tai vienos partijos, arba kažkas tai bando. Vienam nepatinka tas veidas, kitam nepatinka, kairiai partijai nepatinka dešinė partija, centrui nepatinka mažiau centras, nu ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai abidvias iniciatyvas iškėlė vieną nacionalinis interesas ir jis, kadangi vienas ko gero būtų nesugebėjęs padaryti to, jis perdavė tą birželio 3 grupiai ir kartu dalyvaus savo projekto įgyvendinimą. Kita iniciatyva pateikė pensininkų partija. Į tą įsijungs vėlgi po birželio 3 skėčių esančios visos partijos organizacijos. O birželio 3 tai šiuo atveju yra iki bandymas pakartoti sąjūdžio laikus, kur stovėdami Baltijos kely niekas negalvoja, tu iš kairės ar iš dešinės, visi buvo už Lietuvą, visi buvo patriotai. Nu, tai čia yra panaši tokia situacija, tam aš tai pasakoju. Naudodamasis tuo dar kviečiu visus politinius judėjimus, visas partijas, pavienius asmenis, dalyvauti šitame procese formavimo, pasiruošimo būsimam darbui, konkrečiam darbui, tai yra parašų 2 kartus po 50 000 rinkime. Kaip tą padaryti? Organizacijas arba judėjimus, tai puikiai parodė ką tik tai Liaudies partijos, pensininkų partijos pavyzdžiai, anksčiau pensininkų partija, tai yra Respublikonų partija, čia anksčiau buvo pensininkų partija, mūsų gretos ir nacionalinis interesas, gal ką užmiršau, tai prašau atleisti. Tikimės, kad įsilies į šitą procesą absoliučiai visi judėjimai, kas suvokia, kad šitos problemos keliamos iniciatyvos yra gyvybiškai būtinos mūsų valstybės ir tautos išlikimui, egzistencijai. Kas jau nuveikta? Pradžiai, kol dabar yra ruošiamas specialus tinklalapis centralizuotas šiam reikalui, o kol jo nėra, kaip koordinuoti. Pagrindinė klaida bus dabar, kreipsimės į visus žemės referendume dalyvavusius rinkėjus parašų, dabar kreipiuosi. Tas klaida dabar bus daroma tarp rinkėjų per buvusią koordinatorę Eloną Stasiūnaitę Švilpienę. Toliau, jeigu galima rašyti jau laiškus, registruotis adresu sprendimas 2016@gmail.com, galima, kadangi reikės lėšų šitam dalykui, galima juos pervesti tam tikslui atidarytą specialią sąskaitą, kurią administruoja ir tvarko viešoji įstaiga Pilietinė žiniasklaida, kurios vadovas yra Gediminas Paplauskas. Sąskaita yra LT 9173 000 101 45 60 76 40. Rašyti parašų parama rinkimui. Pakartok, prašau, sąskaitą. Gerai, kartoju sąskaitą. Čia bus VŠI, viešoji įstaiga, Pilietinė žiniasklaida. Sąskaita LT 9173 000 101 45 60 76 40. Kas, tarkim, ar neįsimins, ar dėl kažkokių priežasčių nepraeitų laiškai, galite rašyti bet kurią draugišką žiniasklaidą priemonę, ar tai būtų ekspertai EU, ar tai būtų šauksmas, ar tai būtų laisvas laikraštis į redakcijas, tiesiog į redakcijas su pasiryžimu ir pasiruošimu šitam darbui, redakcijos mums perduos į koordinaciniam tam centrui. Įmonės kodą nepasakiau, Pilietinės žiniasklaidos 3033 01 403, tai čia yra Svetbankas. Visą informaciją apie jau nuveiktus darbus susitarėm, kad kiekvienoje spaudos konferencijoje gerbiamo signataro Zigmo Vaišvilos mes gausime labai trumpai, kas jau nuveikta, kas padaryta.
Ir netempiant laiko, netempiant gumos. Va. Kviečiu visus aktyviai dalyvauti šitoje veikloje. Na ir ačiū. Viskas. Noriu dar tuo pačiu pagarsinti jau praėjusioje spaudos konferencijoje, kurią organizavo kolega signataras Audrius Rudys, Lietuvos tautininkų sąjunga, jos pirmininkas Audrius Rudys mums pranešė, kad šią savaitę ir Lietuvos tautininkų sąjunga svarstys klausimą, kaip, kokiais būdais prisijungti prie šitos parašų rinkimo akcijos. Aš noriu atkreipti dėmesį į, ko gero, svarbiausią dalyką, kad visi čia sėdintys tikrai patvirtins, ir Lietuvos pensininkų partija patvirtins, ir visos jau iniciatyvos ir sambariai prisijungę patvirtins vieną paprastą dalyką. Mes nenurodinėjame, kam su kuo jungtis. Mes nieko nereikalaujame. Mus vienyje darbai. Mes neprašome laikinti mūsų iniciatyvą internete. Mes kviečiame dirbti. Ir tai bus nuolatinis darbas. Po šitų dviejų, aš manau, tikiuosi rezultatyvių darbų, bus dar daugiau darbų. Ir pabandykime susikoncentruoti ir jungtis vienijami konkrečių darbų, o ne tuščių pažadų ar prašymų mus pagirti. Tokia yra, ko gero, mūsų pagrindinė nuostata. O kaip ir gerbiamas Kazimieras pasakė, žiūrėkime tai kaip tam tikrą skėtį, sprendimų, idėjų, darbų skėtį, kuriuos mes daug pripažinsime, kad būtina daryti. O kaip mes spręsime kitus vidinius organizacinius klausimus, kiekvienas savo organizacijoje, savo partijoje, tai yra jų klausimas. Todėl kviečiame ir partijas, ir visuomeninius sambūrius, organizacijas, žmonės, bendruomenės gyvenančias konkrečioje vietoje, tam telktis. Klausimas labai paprastas. Aš labai didelę praktiką turiu judėjimų, tvarkos teisingumo, jungtinių demokratinių judėjimų dalyvavime. Klaidos, kurios buvo padarytos, jeigu bus daromas, tai bus tas pats, kas 25 metai jau vyksta pas mus, tas pats bus. Tai faktiškai aš dabar kaip tik vystau investicijų pritraukimo į Lietuvą iniciatyvinę grupę ir mes turim konkrečius pasiūlymus, kaip pritraukti, jis turės savo lėšas ir bet kuriam judėjimui, bet kuriam partijai turės savo finansavimą. Jeigu nebus finansavimo, pasiekti labdaros pagrindų nieko nepavyks. Tai yra vienas pasiūlymas ir klausimas tuo pačiu apjungti jėgas, kad kuo daugiau pritraukti investicijų, daugiau darbo vietų, daugiau lietuvių galėtumėm grąžinti į Lietuvą. Čia vienas iš pagrindinių kelių. Tai kviečiu jūs irgi į šitą klausimą atsižvelgti ir prisijungti prie šito. Kuo daugiau darbo vietų, kuo daugiau gamyklomis paleisti, kuo daugiau grįž. Ačiū, sveikinam. Kiekvienas tokias labai gražias ir reikalingas iniciatyvas tikrai sveikiname. Tik dabar, tai labai šaunu ir kuo daugiau, kad prisijungtų prie tų iniciatyvų. Tik tai dabar šita spaudos konferencija skirta kitam klausimui. Dėl to būtų gerai laiką, kurio nėra daug, mes turėtumėm skirti, išsiaiškinti tuos klausimus, kad, kaip jūs sakot, nesustabdyti procesą. Kazimieras. Porą žodžių, tai pritarčiau visiškai, tačiau vedybų rengimus nebūna vienpusių. Tai neįmanoma iš vienos pusės susitelkti ar įsitelkti kažkaip. Todėl kviestume lygiai sekančiai konferencijoje, kad ir jūs sėdėtume čia ir aptartume, kaip konkrečiai mes kartu dalyvaujam šitam parašų rinkime. Ačiū. Kipras Antinavičius, noriu klausti mūsų gretų koordinatorius Kazimierą Juraičio. Ar mes išvysime Rolandą Paulauską? Ačiū už klausimą. Rolandas Paulauskas, manau, artimiausių laikų pats tai atsakys. Būtų nekorektiškai iš mano pusės. O šiaip atsakyti už jį. Bet šiaip mes jį matome visą laiką. Ir jo nuomonę matome. Ir nebūtina kiekvienam, visiems daryti tą patį darbą ir tokiu pačiu būdu, kaip kad mes darome. Jis daro šviečiamąjį darbą, formuoja nuomonę. Taip kad, bet manau ir čia mes jį išvysime, bet nekorektiška man būtų taip jau tvirtinti arba neigti. Ačiū. Klausimų matau daugiau nėra. Laukime
koordinatorių vietose. Laukiame. Aš gal tik vieną pasakysiu dalyką. Mes padarysime viską, kad Vyriausioji rinkimų komisija ir korektiškai, manau, Vyriausioji rinkimų komisija kol kas sutiko, kad abi iniciatyvos būtų pradėtos vienu metu. Tai, manau, yra labai svarbu. Ačiū Jums už dalyvavimą.